Labas, labas. Taigi mūsų jau 12 susitikimas. 12 kartą ateinu su Napoleono Hilo knyga. Kaip ir minėjau, praeitą savaitę buvau tikrai nuostabiose atostogose, daug pakeliavom po Europą, daug ką pamačiau. O dabar grįžtu ir toliau kimbam į tuos magiškų akimirkų kūrimus, netgi taip galiu pavadinti. Nes iš tiesų, ką mes čia skaitom, ką mes studijuojam šitoj knygoje, galima pritaikyti ne tik piniginiams, tai finansiniai pusiai, galima pritaikyti bet kurioje gyvenimo situacijoje, kaip pavyzdys. Aš važiavau dabar praleisti laiką į Slovakiją, prie Tatrų. Ir balandžio galas. Vis dar šaltoka. Sniego dar ten buvo netgi galima rasti. Ar ne? Ir laiką mes leidome, tai kad aš ne viena buvau, ar ne, laiką mes leidome su dar tokiais, pagyvenusiais Slovakijos žmonėmis. Ir jie sakė, niekada nėra buvę, kad balandžio gale toks oras. Mes vaikščiojom su maikutė, buvo šilta, buvo gera, buvo smagu. Ir žinoma, aš kaip ir paslapčia, ar ne, žinojau, kodėl tas oras. Niekada taip nebūna, bet Giedrė užsisakė tokį orą. Aš dar prieš važiuojant jau kuris laikas, aš jau pradėjau svajoti, jau pradėjau matyti, jau pradėjau įsivaizduoti, koks ten geras oras ir kaip aš smagiai leidžiu laiką, nes visi kalbėjo, kad tik nelytų, kad tik nelytų, kad tik nelytų, o pas mane ne, pas mane mintise, mano vizijose tas oras buvo labai nuostabus, toks ir buvo. Ką aš noriu pasakyti šitą savo istoriją, ar ne, kad nes ar tai piniginis kažkoks tavo troškimas, ar tai kažkoks tai kitoks, bet visų pirmiausia, tu turi matyti tai, tu turi vizualizuoti, tu turi jau ten būti. Ką tu matai, tai ir atsitinka. Ir apie tai aš dabar ir paskaitysiu. Šiandienos pastraipa tokia, mes esame 34 puslapis, jeigu turite kas nors Napoleono Hilo knygą, tai būtinai griebkite ir kartu su manimi skaitykite. 34 puslapis ir čia yra apie principai verti milijono. Tai vienas iš tų principų yra, kad tu turi turėti vaizduotę ir tu turi jau matyti tai, ko tu nori. Nes daug žmonių naudoja savo vaizduotę prieš save. Jie įsivaizduoja, kad mėnesio gale nebebus pinigų, jie įsivaizduoja, kad kelionėje lis ar ne, kai sako ar ne, kad tik nenuleistų padangos, jie įsivaizduoja kažkokią tai automobilio sugriuvimą, kažkokią tai ar ne įvykį. Tai, ką mes įsivaizduojame, mes tą ir gaunam. Nes kokioje energijoje mes esame, mes tą ir pritraukiam. Jeigu tu jau iš karto matai, nuspėj, ar ne, aš visada sakau, atsargiai nuspėkite, rodykite tai savo pasąmonėje labai atsargiai tuos vaizdus visokius, nes tai pildosi. Ką tu parodai savo pasąmonėje, tai išsipildo. Kaip aš irgi minėjau, ar ne, kad aš rodžiau saulėtą, gerą, gražų orą, netgi įdegė, mes visi ten kalnuose, buvo antiek geras oras, antiek stebuklingai viskas, nes aš tą dalyką įsivaizdavau, aš naudojau savo vaizduotę matyti geras atostogas, matyti viską, kad man sekasi, jokių kamščių kažkokių, trafikas ar ne, jokių kažkokių pastrigimų, nes mes automobiliu keliavom. Nieko, nes aš tą dalyką dar prieš išvažiuojant, ar ne, aš tiesiog prasivaliau visus kamščius, visus kelius, aš mintimis prabėgau, kad viskas taip sklandžiai, taip ir buvo. Ir tie mūsų draugai, kurie kartu irgi važiavo, net ir jie sako, kaip keista, sako, taip viskas gerai sekasi, taip viskas suplanuota ant laiko ir įsivaizduokit, mes apsistojame Prahoje, čia ne apie mokslus ar ne, bet aš tiesiog noriu paprastais tokiais pavyzdžiais jums parodyti, kad jūs matykite irgi, kur jums sekasi, kur matykite, kur jūs darote tuos mažus stebuklus savo kasdienybėje. Kaip pavyzdys dar kitas. Mes 2 dienom apsistojome Prahoje ir išvažiavome sekmadienio rytą. Ir žinoma, ar ne, ėjom pamatyti, ėjom pažiūrėti, ėjom aplankyti tų lankytinų vietų, visą kitą. O sekmadienį
prasidėjo maratonas. Jeigu mes būtumėm dieną vėliau atvažiavę, mes būtumėm pakliuvę į žmonių spūstis, uždarytos gatvės, ne visur galima prieiti, ne visur galima pamatyti. Tai vat, sakau, kaip viskas sudėlioja, kai tu nusiteiki, kad tavo kelionė, ar tavo karjera, ar tavo santykiai su mylimuoju, mylimąja bus tokiu būdu, taip ir bus. Kaip tu pasakai, taip ir bus. Ta aš ir noriu jums pasakyti, tą ir Napoleonas Hilas šitoje knygoje sudėjo, sukrovė, kad matykite, vizualizuokite gerus dalykus, neikite į tą, o jeigu šitas, o jeigu dar anas, ar ne, žmonės labai linkę, mūsų tokia prigimtis yra, nes mūsų sąmonė yra sukurta apsaugoti mus, ne mus padaryti laimingais ar turtingais ir tenai duoti tą gausos gyvenimą, bet apsaugoti mus. Žinoma, kad mes visada galvojame apie tuos apsaugos dalykus, kad, tas ar ne, jeigu tas, ar ne, mes norim save irgi apsisaugoti visada, bet nesėdėkite ten, neužsisėdėkite tuose, o jeigu eikite į tą kitą pusę, kur, žinai ką, bus taip ir ne kitaip, nes aš tą dalyką užsisakiau. Taigi einame į knygutę. Principai verti milijonų. Kas nesusipažinęs su žmogaus proto veiklos savybėmis, tam šie nurodymai gali pasirodyti ne itin naudingi, netgi beprasmiai. Tačiau skeptikams bus neprošal sužinoti, jog čia pateiktos žinios gautos iš Andrew Carnegio, kuris savo karjerą plieno liejykloje pradėjo kukliai, kaip paprastas darbininkas. Tačiau jis pasinaudojo šiomis taisyklėmis ir susikrovė $100 milijonų. Tai kodėl mums nepasinaudojus irgi tomis taisyklėmis ir nesusikrauti savo to likimo, to gyvenimo, kurio norime? Kitas įrodymas yra Tomo Edisono sėkmė. Jo gyvenimas byloja apie čia pateikiamų taisyklių veiksmingumą ne tik tada, kai tikslas yra pinigai. Juk žinome, kad jie siekia sėkmės kitoje veiklos srityje. Tomas Edisonas, tai žinot, ar ne, lemputę išrado ir dar daug kitokių dalykų. Tai irgi jis ne piniginių dalykų siekia, jis siekia to tokio atradimo, ar ne, kažkokių tokių patarimų. Ir Tomas Edisonas netgi, aš gal jau pasakojau kažkurioj dalyje šitų pamokėlių, Tomas Edisonas netgi darydavo taip, kad jisai tos tokius numigimus vidurdienį, ar ne, tos tokius užsnūdimus darydavosi. Atsisėsdavo ant kėdės, pasimdavo į ranką akmenukų ir apačioje būdavo lėkštė. Ir jis, kai tik jis užduodavo klausimą, kad atrasti, kažką sukurti, ar ne, jeigu pastringa, jis eina pasnausti. Užduodavo klausimą savo pasąmoniai ir užsnūsdavo. Ir atsibudęs jisai arba susapnuodavo, ir žinoma, kai užmingi, raumenys atsipalaiduoja, jis paleisdavo tos akmenukus, jam nebūdavo, kad jis norėdavo miegoti kokias 5 ar 9 valandas. Jam reikėdavo tik užsnūsti, nes ta akimirka, kai tu užsnūsti ir nubundi, yra magiškos akimirkos. Todėl aš ir sakau, prieš einant miegoti, nekimškite nesąmonėm, neskrolinkite, nes patys savo kenkiate. Tai ir jisai užsnūsdavo, ar ne, akmenukus paleidžia, į lėkštę subarška, jis atsibunda. Ir arba jau buvo susapnavęs, arba nubudęs, gauna tą atsakymą, gauna tą idėją, kaip vėl kažką pakeisti, kažką kitaip sujungti. Tai jums visai nebūtina sunkiai dirbti. Nebe tie laikai. Nebereikia mums kolūkio ten tų normų ravėti, nebe tie laikai, kad sunkiai dirbant, mes uždirbam pinigus. Nebūtina aukotis, nebūtina viršvalandžių eiti dirbti, norint uždirbti daugiau. Nebūtina itin geras išsilavinimas. Tas tikrai, nereikia būti tenai bakalaurus ar magistratūros baigus, kad uždirbti gerus pinigus. Reikia turėti tik vieną savybę. Kokią savybę? Turtingą vaizduotę. Ką aš jums ką tik ir pasakojau, ar ne? Aš jums pateikiau tokį paprastą palyginimą su mano štai praeitos savaitės atostogomis, kaip aš pasinaudojau savo vaizduotę ir buvo idealu viskas, nes aš to užsisakiau naudodama savo vaizduotę. Taigi reikia turėti turtingą vaizduotę.
Tada suvoksite, kad pinigus uždirbti galite patys, tad nereikia pasikliauti likimo dovanomis ar laimę. Nėra taip, kad mums reikia kažkokios sėkmės, mums reikia kažkokio tai palaiminimo, kad uždirbti daugiau. Mes galime patys susikurti, kad aš esu sėkmingas, ne kas kitas. Nėra taip, kad mes turime, toks mano likimas. Ne, jeigu tau nepatinka, kur tu esi, tu tau užsisakai, ne likimas. Mes visi turime nuostabius likimus, savo susidėlioja ateidami gyventi į žemę. Kad jeigu tau dabar kažkas nesiseka, tai tu nustok reikalauti šitų dalykų savo energijomis. Keisk tai, kas vyksta tavyje. Dar mes galime, vieną pastraipėlę pastudijuoti. Didelės svajonės virsta turtais. Ar tu svajoji? Labai daug žmonių net neleidžia savo pasvajoti. Tiesiog, tau svajonės yra, ekstra ten gal koksai 100 eurų į mėnesį, ar ne? Neleidžia pasvajoti, kad tu tikrai galėtum uždirbti 10 000 ir nedirbant nuo 9 iki 5 ar kokiose naktinėse. Tu tikrai gali uždirbti, ar tu leidi savo įsivaizduoti, kad jeigu pas tave kiekvieną mėnesį ateina 100 000, ar tu kažkada bent pasvajoji apie tai, ar čia yra tau nesąmonės, čia jau gal reikia kažkokius narkotikus pardavinėti, nes kitokiu būdu neuždirbsi, ar taip yra? Nes tai netiesa, leisk savo svajoti, didelės svajonės virsta turtais. Žmonės aistringai trokštantis praturtėti turėtų prisiminti, jog įvairiose šalyse visais laikais tikrieji lyderiai būdavo tie, kurie sugebėdavo realizuoti paslėptas savo galimybės. Tos galimybės virto dangoraižiais, miestais, gamyklomis, lėktuvais, automobiliais, meno kūriniais. Juk viskas, ką tu matai aplinkui, bet koks pastatas sukurtas, kažkada buvo kažkieno vaizduotė. Kažkada viskas buvo tik kurio tai žmogaus vaizduotėje, ar ne? Pas kažką sėdėjo čia mintyse ir galų gale tai gimė, tai realizavosi. Tai kokia yra tavo vaizduotė? Ką tu įsivaizduoji, ką tu matai ten pas savęs, nes viskas realizuojasi. Ar tu matai didelius dalykus, ar tu save mažini, ar ne, kad ne, tai ne man, aš nepasieksiu, nesąmonė, taip negali būti. Ar taip yra pas tave? Patirnėk, tu turi labai labai gerai save pažinti. Beje, pas mane yra energijų kanalas Telegrame, ir aš jau palikau gegužės mėnesio energijas, kas kolektyviai mus veikia. Yra astrologija, yra planetų judėjimai, asteroidai pakrypsta ten, priartėja prie ten ir mes gauname visi tiesiog kolektyvai gyvenantys Žemėje tam tikras energijas. Taigi, kas vyksta dabar ir kas bus šį mėnesį, aš jau esu palikusi ir tikrai raginu pasiklausyti ir vadovautis tuo, kad tu susidėliotum šiuos metus taip, kaip tu nori. Ne kaip aplinka diktuoja, tačiau kaip tu nori. Nes šis mėnuo yra pasiruošimo mėnuo ir kiti 4 mėnesiai, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, kiti 4 mėnesiai yra sugreitintų manifestavimo metas, toks laikotarpis, kai viskas labai greitai manifestuosis, o tu manifestuosi tai, kokie energijoje dabar esi, ką tu dabar darai, kokį veiksmą darai, kokias sėklas tas sodini, tai tau išdygs tos kitus 4 mėnesius. Todėl aš ir sakau, susiimkime ir pasodinkime tokius dalykus, kurios norime, kad jie išaugtų. Neauginkite to, kas jums kenkia, kas jūs erzina, kas neveda ten, kur tu nori būti. Neauginkite to negatyvo. Eikite ten, kur norite save matyti. Tai pasiklausykite mano Telegramų kanalo nuorodą, galite rasti mano Facebook'e, yra mano Instagram'e giedrė.jurgut, aš taip pat esu užsivadinusi. Ar tiesiog nuorodą tą galite rasti. Deja, aš TikTok'e negaliu palikti jokių nuorodų, tik dabar pasižiūrėsiu, ką aš turiu pas save ant sienos užsidėjusi, nes TikTok'as, kas mane irgi atbaido nuo TikTok'o, negalima jokių nuorodų dalintis, ar ne? Tiesiog net per asmeninę žinutę
negalima nieko nusiųsti. Ai, ten yra mano Instagramas, TikTok'e. Tai va, paspaudus TikTok'e ant mano profilio ir įėjus į Instagramą, kad galite rasti Telegram kanalo, energijų kanalo nuorodą ir tikrai vertėtų prisijungti. Ir kiekvieną mėnesio pradžioje aš ateinu, papasakoju, kas mūsų laukia. Ir pasinaudokime tom energijom, neikime prieš viską, nestovėkime prieš visatos dėsnius, nes mes nelaimėsime. Mes negalime laimėti prieš visatos dėsnius. Šokime kartu, pasinaudokime tom energijoms. Vat jeigu tave veda, tave stumia, eikime ir darykime kartu su visata. Taigi toliau, kurdami veiksmų planą, kuris padės jums gauti savo turtų dalį, niekad neleiskite paniekinti tų svajonių. Būkite tokie, kokie kitados buvo didieji atradėjai ir pionieriai. Tai jie sukūrė visas šiandieninės civilizacijos vertybės. Jeigu tai, ką jūs ketinate atlikti, yra teisinga, jeigu jūs tikite savo tiesą, nedelskite ir imkitės veiklos. Viskuo, ką tu tiki, kuo tu tiki, viskas turi būti tau įrodyta. Kuo tu tiki, viskas tau bus įrodyta. Mes dažnai tikime negerais dalykais, mes dažnai tikime baimėmis, mes dažnai leidžiame ten įsivyrauti ar ne tokiems dalykams, kurie riboja mus. Ir kai mes tikime baimėmis, jos pasiteisina, jos ir pasirodo mūsų gyvenime. Kuo tu tiki, tau turi būti įrodyta. Taip veikia mūsų paradigmai. Jie tiesiog įrodys mums mūsų tikėjimą. Taigi, ką reikia daryti? Reikia keisti savo požiūrį, reikia keisti tuos dalykus, kuo aš tikiu ten viduje. Kartais ateina naujų dalykų, kurie kaip ir susikerta su mūsų to tikėjimu, ar ne, mums sunku priimti, bet aš visada sakau, būkime atviri, tiesiog atverk tą savo pasąmonę, kad gal tai, ką aš žinau, nebūtinai yra tiesa, yra tiek dalykų, kurių nežinau, tai va tiesiog būti atviram, rinkti tą informaciją, priimti kitokią informaciją ir paskui po truputį tu keisi savo tikėjimą, pereisi į tą teigiamą pusę, į tą pusę gyvenimo, kur labai lengvai, noriu gražaus oro, noriu didesnių pinigų šį mėnesį, šią savaitę pas mane, noriu kažko, tai ir išsipildo, tai ir įvyksta, bet tu turi eiti link to tikėjimo, kad tai įvyksta. Yra toks pasakymas, stebuklai vyksta tik tiems, kurie jais tiki. Ir jie vyksta. Pas mane jų labai daug vyksta. Vienas stebuklas man įvyko pirmadienio rytą, prieš porą dienų, nes aš tikiu stebuklais ir aš jų užsisakau netgi. Kaip tai padaryti, aš galiu irgi išmokyti. Ir iš tikrųjų kitą savaitę, trečiadienį startuoju su 4 savaičių kursu, kur aš mokysiu visų šitų dalykų su energijom, su aukštesniom jėgom, kaip reikia tiesiog kooperuotis ir užsisakyti. Nevarkime ir nedirbkime viską per praktiką. Jeigu tu tiki, kad pinigus sunku uždirbti, tu ir vargsti, tai tu ir sunkiai uždirbi, pas tave pinigai ateina sunkiai ir gal netgi mažom sumom. Kai dėl kiekvieno cento tau reikia dirbti, nes tuo tu tiki. Čia yra pasakyta, parašyta, kad tikite savo tiesą, tavo tiesa yra, kad pinigus sunku uždirbti. Tai gal keiskim tą požiūrį, ar ne? Gal pradedam dirbti, eiti į tą kitą pusę, kad ne, pinigai gali ateiti lengvai, nebe tie laikai, viskas. Viskas keičiasi, pinigai ateina lengvai ir greitai ir didelėm sumom. Ir tu gali užsisakyti, ir tu gali tą padaryti. Ir aš kviečiu tave 4 savaitėm, jeigu tau įdomu, parašyk man asmeniškai, nematau komentarų. Ta prasme, neseku, neinu, netikrinu nieko. Parašykite, ką norite keisti, padirbėti su savimi ir tiesiog pakeisti savo požiūrį, parašykite man asmeniškai 4 savaitės tik tais ir beje kaina 27 eurai ir 25 svarai, ar ne, jeigu svarais, tikrai labai nedaug, o tai būtų, jeigu tai tavo pradžia, tai bus nuostabu, jeigu tu jau esi saviugdos kelyje, eini tą sąmoningumą, tai bus dar vienas tau aha momentas, aš garantuoju, nes aš esu mediumė, ar ne, ir aš irgi pamokysiu, kaip panaudoti daugiau dalykų, einant link
to, kur tu nori, link savo tikslų. Visą tai aš mokinu taip pat, tai yra ne paslaptis, aš mokau, kaip prasidirbti savo energijas, kad tu pradėtum traukti. Yra traukos dėsnis, visi žinot, ar ne? Bet pirminis dėsnis yra vibracijos, tavo energija, ką tu išvibruoji, tu tada tą pritrauki. Tai vat, kad savo energiją pasikeisti ir taip pat, kad naudoti tas aukštesnės jėgas, kurios visada yra čia ir yra pasiruošę mums pagelbėti. Nesi vienas šitam kelyje. Nebūk vienas karys ar ne visam mūšio lauke, nes tai nėra tiesa. Tai aš visų šitų dalykų mokinu ir žinoma, mokinu to požiūrio keitimo, sąmoningų dalykų įvairiausių. Tai įdomu, parašyk man asmeniškai. 4 savaitės tik tais ir tai bus nuostabus pasiruošimas tam sugreitintų manifestacijų laikotarpį. Taigi, jeigu tai, ką jūs ketinate atlikti, yra tiesa, jeigu jūs tikite savo tiesą, nedelskite ir imkitės veiklos, nes tuo, kuo tu tiki, labai lengvai yra padaroma, įvykdoma. Visiems skelbkite apie savo svajonę ir nekreipkite dėmesio į skeptikus. Jeigu ištikus laikinai nesėkmei aplinkiniai šnekės, kad jūsų sumanymas nieko vertas, mokite juos ranka. Nekreipkite dėmesio, ar ne? Jeigu kas nors matys tavo tuos suklupimus, kad tau taip greit neseina, kaip tu planavai, mokite juos ranka. Jie nesuvokia, kad kiekvienoje nesėkmėje slypi sėkmės sėkla. Kiekvienas mūsų tas toks kalnelis gyvenime, tai ten praėjus jį slypi mūsų kitas laiptelis. Kiekviena nesėkmė yra sėkmės sėkla. Kiekvienas suklupimas yra mūsų paaugimas, nes tik taip mes mokomės. Jeigu visada gyvenimas eitų ar ne viena linija, kad viskas faina. Ar būtų džiaugsmo gyvenime? Visos dienos kaip visada, ar ne? Būtų kasdienybė, mums niekas tiesiog nebebūtų tos ugnelės, kad pasisekė, blogesnė diena, bet žiūrėk, čia vėl pasisekė, ar ne? Nebebūtų tos ugnelės, tos sėkmės pojūčio ir džiaugsmo, jeigu visas būtų labai gerai, eitųsi. Todėl reikia tų kalnelių visatoje taip pat, žiūrėkit, gamta yra didžiausias mūsų mokytojas, kaip gamta. Ateina ruduo, lapai nukrenta, gamta negraži, nešvaru atrodo, ar ne, bet paskui, žiūrėkit, prabūna tą laikotarpį, žiemą pražiemoja ir kas darosi. Vėl iš naujo viskas sužaliuoja, vėl yra gražu, vėl nuostabu. Mūsų gyvenime visur lygiai taip pat. Ateina audra, liūtis užklumpa, o paskui, kaip po liūčių, ar ne, koks oras gaivus, kaip yra smagu, kaip yra viskas lygiai taip pat ir žmonių gyvenimuose. Tomas Edisonas svajojo sukurti elektros lemputę. Kai tik Edisono galvoje šmėstelėjo šis sumanymas, jis nedelsdamas ėmėsi veikti. Ilgus mėnesius jis dirbo puoselėdamas šią mintį. Dirbo ir atliko, klausykitės dabar, daugiau nei 10 000 nesėkmingų bandymų, kol pagaliau jam pasisekė. Ar tu užsispirtum 10 000 kartų bandyti tą patį dalyką? Ar turi tokios valios? Nes štai, jeigu Tomas Edisonas būtų numetęs ar ne savo tuos noras, savo tą sumanimą išrasti elektros lemputę, būtų gal kažkas kitas ją išradęs, bet Tomo Edisono vardo mes taip gerai nežinotumėm tada. Jis save išgarsino štai padaręs, nepasidavęs 10 000 kartų. Svajotojai, nepasiduokite, rašo netgi. Tai va, noriu dar perskaityti vieną eilėraštuką. Aš tą eilėraštuką dar turime 6 minutės, o tą eilėraštuką tikrai senai norėjau jums paskaityti ir štai priėjome mes prie jo. Yra čia, toj knygutėj. Kas neturite Napoleono Hilo Mąstyk ir būk turtingas, tikrai rekomenduoju tą knygą. Taigi, suderėjau su gyvenimu pensą ir gyvenimas man pensą mokėjo. Pamaldžiai aš nešiau šitą kančią, o kišenėse švilpavo vėjai. Šis gyvenimas tiesiog darbdavys. Jis tiek duoda, kiek žmonės paprašo.
Tik paskui tarsi jautis turi ant pečių vilkt suderėtą naštą. Taip ir dirbu, tekaudamas pensą, save grauždamas, kam taip skubėjau, kam įsivėliau į gyvenimo pančius, tiek nedaug su juo suderėjęs. Ką šitas eilėraštis moko? Man šitas eilėraštis, tai aš nežinau, sakiau, įsirėminti reikia, kad suderėjau su gyvenimo pensą ir gyvenimas man pensą mokėjo. Čia sako, kad gyvenimas tiesiog darbdavys. Tai kokią sumą tu esi suderėjęs su gyvenimu? Kiek tu dabar gauni? Ar tai finansinė esmė, ar ne prasme, ar tai santykiuose, ar dar kažkur, visur, ką mes gauname, mes tiek susiderėjame, mes tiek savo galvojame, kad aš esu tik tiek vertas. Jeigu tu nori kažką daugiau, vėlgi aš tave raginu, parašyk man, prisijung prie 4 savaičių kurso. Tai yra labai labai nedidelė suma, bet gausi ypatingai daug informacijos, gausi labai, tai bus tikrai požiūrio keitimas, tai bus tikrai tas lūžis tavo gyvenime. Jeigu tu ateisi pas mane toms 4 savaitėms ir tu pamatysi, kaip pasikelsi savo vertę, pasikelsi tą lygį, kurį tu suderinai su gyvenimu. Kai tu tą darai, viskas savaime keičiasi. Viskas savaime keičiasi. Aš tiek daug esu jau tų pokyčių savo gyvenime, sakau, aš galėčiau pasakoti ir pasakoti, čia tai atostogos, čia dar kažkas, bet aš noriu, kad ir tu patirtum šitos magiškus dalykus, aš noriu, kad ir tu pastebėtum, kaip tu, jeigu tu pakeli savo vertę, jeigu tu keiti savo požiūrį, jeigu tu keiti dalykus, kuriuos tu ištransliuoji iš savęs tą energiją, kurią išleidi, viskas, kas grįžta pas tave, sudvigubėja, sutrigubėja, viskas keičiasi taip pat. Priimk tą kvietimą, gal tai yra ženklas tau kažką daryti kitaip. Svajonės kursto troškimas. Ką tu svajoji ir ko tu trokšti. Nepaprastas troškimas yra visų svajotojų veiklos pradžios taškas. Abejingi, tingus ir neturintys ambicijų žmonės svajoti nemoka. Aš šitą dalyką, aš kai perskaičiau šitą sakinį, gal aš kokį 5 klausimą, galima, aš gal kokį 5 kartą skaitau šitą knygą, einu, ta prasme, studijuoju, nes saviugdos knygas mums reikia studijuoti, o neskaityti. Tai aš jau kokį 5 kartą, ir kai aš tą perskaičiau, kad abejingi, tingus ir neturintys ambicijų žmonės svajoti nemoka, aš susimaščiau, kad, tikriausiai, nes man būdavo, kaip, yra žmonių, kuriems sunku įsivaizduoti, fantazuoti, vizualizuoti, jie nemato. Aš tokiems žmonėms irgi galiu padėti, taip sakant, aš sukuriu jiems vaizdą, sukuriu paveikslą, aš vedu per vizualizaciją, kad tas žmogus įeitų ir pradėtų rodyti savo, kad lavintų tą savo vaizduotę vidinę. Bet tikrai yra žmonių, kurie nemoka svajoti tikriausiai, nes tai, ką mes svajojame, mes tą ir gauname. Aš ne psichologė, aš esu coacherė. Tai ne tai, kad psichologės, ne, esu tiesiog Proctor Gallagher instituto konsultantė ir esu mentorė. Tiktais. Tai ir klausimus galite man ir asmeniškai rašyti, asmeninės žinutės matau, komentarus ne visada, kaip ir sakiau, asmeninės žinutės visada matau ir atsakau, pati atsakau, ne tai, kad mano asistentė tai daro. Tai ir tikrai, kaip sakau, yra žmonių, kurie neturi, jie nesvajoja tikriausiai, nes tai, ką tu svajoji, tu gauni 100%. Taip, kad ar svajoji gerus dalykus, ar įsivaizduoji, kad metų gale ir vėl struglinsi ir vėl nebus pinigų. Ką tu svajoji? Ar tu teigiamą svajonę turi, ar vis dėlto ta tamsa prasimuša pas tave? Aš kviečiu prasivalyti tą tamsą, aš kviečiu paleisti kai kuriuos praeities dalykus. 4 savaičių darbas tik tais, bet tiek daug nuveiksime. Tai tikrai parašykite man tiesiogiai. Supratau.
Paskaitykime toliau šiek tiek. Nu jau 30 minučių. Atminkite štai ką. Visi nugalėtojai kelio pradžioje turi nugalėti daugybę kliučių. Lūžis jų gyvenime vyksta tada, kai juos ištinka krizė ir jie ją įveikia. Taip. Gyvenimas nėra gražus tuo, kad jisai visada lygus. Gyvenimas yra gražus tuo, kad tu įveiki savo krizes, kad tu įveiki tuos lūžius. Štai ko gyvenimas yra gražus ir puikus. Pas kiekvieną yra taip gyvenime. Tai va, gerai, aš dabar užbaigsiu įrašą ir aš tuoj atsakysiu į klausimus, bet įrašas YouTube'ės kanale, kuris bus patalpintas, štai 12 mūsų susitikimo pamokėlė ir galite YouTube'ės giedrė.jurgut kanale pas mane yra podcastas, kur galite pamatyti visas jau įrašytas sudėtas pamokėlės. Taigi, iki YouTube'ės sekėjams.